Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2026 m. sausio 1 dienos. Vienas iš pakeitimų yra nulinis pelno mokesčio tarifas 2 metus naujai įsteigtiems juridiniams vienetams. Tai informacija yra tokia, kad jeigu tu įsteigi juridinį vienetą, pavyzdžiui, mažąją bendriją 2025 metais, tai žinoma, 2025 metais nulinis pelno mokesčio tarifas yra 0 procentų vienareikšmiškai, žinoma, jeigu atitinki kitas pelno mokesčio įstatymo sąlygas, bet toks juridinis vienetas turi teisę naudotis nuliniu pelno mokesčio tarifu ir 2026 metais, tai yra antraisiais veiklos metais nuo sausio 1 iki gruodžio 31 dienos. Ir vėlgi kartojuosi, turi atitikti kitas pelno mokesčio įstatymo nuostatas. Tai kadangi daug kalbama apie tai, kad pelno mokesčio tarifas nulinis bus taikomas tik tai juridiniams vienetams įsteigtiems nuo 2026 m. sausio 1 dienos, bet Mokesčių inspekcija tokią informaciją yra pateikusi, kad ir juridiniams vienetams, kurie įsteigti 2025 metais. Tai visai neblogai skamba. Pelningo verslo.